Biotechnologija yra ateities mokslas, bet yra labai džiugu, kad biotechnologijų įmonių Lietuvoje vis daugėja. Jų, kaip žinoma, yra labai daug užsienio šalyse, tačiau šis sritis yra pilnai vystoma ir plečiasi. Ir šių specialistų poreikis vis auga. Tai ši studija yra programa apie tai, kaip gyvų organizmų įgalinimas realių produktų gamybai, turbūt paprasčiausiai galėčiau pasakyti. Tai mes leidžiam gamtai dirbti už mus ir apjungiam chemiją ir biologiją į vieną visumą. Studentas pabaigęs bakalauro studijas jau ganėtinai turi tvirtą žinių bagažą, tačiau magistro studijų metu yra galimybė žinias pagilinti ir pasiekti daugiau, užimti vadovaujančias pozicijas ir tapti specialistu. Šią studijų programą pabaigus galima dirbti labai įvairiose srityse, nuo maisto, gamybos, biotechnologijų ar farmacijos pramonės. Galima dirbti tiek laboratorijose, gamyboje pačioje ar vystant projektus. Galbūt aš ir savo pavyzdžiui galėčiau pasakyti, kad aš vystau mokslinius projektus, studijas toliau tęsiau doktorantūroje ir kadangi magistro studijų metu studentams yra suteikiamos puikios galimybės įsidarbinti į mokslinius projektus, aš tai ir padariau, prisijungiau prie mokslinių tyrimų komandos, pamačiau mokslininko kasdienybę, kas man labai patiko ir toliau savo kelią tęsiu siekiant mokslininko karjeros. Ši studijų programa paliečia ir dirbtinio intelekto sritis, kadangi dar buvo mums vienas iš modulių, kaip neuroninius tinklus suprogramuoti biotechnologinės gamybos schemams, tai buvo tikrai įdomu ir turi didelį potencialą ateičiai. Šita studijų programa puikiai tiktų žmogui, kuris domisi tiksliaisiais mokslais, bet kurį domina turbūt ne tik chemija, bet ir biologijos, medicinos kryptis, kadangi galima nueiti labai įvairias sritis link farmacijos, link medicinių produktų kūrimo, tai tokiam, kuris domisi ir medicina, bet ir chemija vienu metu.